ką reiktų pasižiūrėti perkant naudotą objektyvą. Pirmas dalykas, apsižiūrim korpusą. Reiškia, ar nėra kažkokių tai pažeidimų. Pavyzdžiui, va, kaip čia yra. Ant šito objektyvo yra įmušimo žymė. Ir tokių objektyvų, kaip sakyti, nepatyrusiam tikrintojam aš pasiūlyčiau vengti. Nes galbūt, kad objektyvas yra idealios būklės, va, kaip tos, kur rodžiau. Tačiau bet kokie smūgiai tokį tikslų prietaisą kaip objektyvas gali išderinti. Ir jeigu matote kažkokius neaiškių nubrozdinimų žymes, tokį objektyvą reiktų tikrinti kruopščiau, negu aš čia pasakysiu, arba iš vis vengti, kol dar nesat pakankamai patyrę. Antras dalykas, kad reikia pasižiūrėti, tai stiklus. Reiškia, priekinis stiklas nėra toksai svarbus, nes jeigu ten yra kažkoks nedidelis įbrėžimas, tai jisai bus ten kelių pikselių dydžio muiliukas, nieko baisaus, nuotraukų kokybės nedarys. Bet va, galinis stiklas visą laiką reiktų žiūrėti, kad būtų idealus. Nes jeigu čia bus koks nors įbrėžimas, viskas nuotraukoje, tai vietoje bus didelė muiluota dėmė. Toliau yra pačio objektyvo mechanika. Čia gal labiau zoomam aktualu. Reiškia, mes išsisukam taip zoom objektyvą ir švelniai paklibinam. Reiškia, rankomis turi jaustis toks laisvumas. Jisai netgi plika akim turėtų nesimatyti. Reiškia, jeigu objektyvas yra tvarkingas, tai plika akimi praktiškai jūs pirštų galais judindami turit nematyti to judėjimo. Šitas yra normaliai padėvėtas. Reiškia, jeigu tas judėjimas yra toksai vos matomas, irgi nereikia pergyventi. Tai yra normalus laisvumas ant tų visų galiukų, kurie čia visur yra viduje objektyvo. Ir reiškia, reikia žiūrėti, kad būtų labai neiškleręs. Maždaug čia galima pagal tai vertinti ridą, nes visiškai naujas objektyvas jūs nepamatysite, kaip juda. Jeigu teigiama, kad, pavyzdžiui, objektyvas ten ledas, nenaudotas, tai jis turi ir neklibėti. Va. Kas dar svarbu? Ypač senesnius objektyvus perkant, visokius sovietinius, vintažinius, reikia būtinai peršviesti. Peršvietimui reikės atsidaryti diafragmą. Va, čia Nikono jinai atsidaro gana paprastai. Ir va taip pašviečiame su mobiliu telefonu ir pasižiūrime, kad viduje nebūtų kažkokių objektų. Iš vieno šono pasižiūrim, atsidaroma diafragma, pasižiūrim iš kito šono. Kažkiek tai dulkelių gali būti, nežinau, ar matosi šitam objektyviai yra jau kažkiek tai dulkelių. Kuo mažiau dulkių, to objektyvas mažiau naudotas. Ir kuo daugiau dulkių, reiškia, to objektyvas yra daugiau naudotas visokiose keistose aplinkose. Ir reiškia, jo aštrumas bus mažesnis. Nesmarkiai, bet tas, kaip sakyti, dulkių kiekis turi atitikti objektyvo kainą. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, ten neturi būti jokio rūko ir neturi būti pelėsio. Pelėsį gana sunku apibūdinti, kaip jis atrodo, bet patikėkit, kai pamatysit, suprasit, kad ten pelėsis. Tai tokia kaip šaknis augalo kokios nors būtų. Tai va, jeigu objektyvas su pelėsiu viduj, reikės kažko, kas nusimano, kad išvalytų savarankiškai namie, tai padaryti gana sunku. Ypač tokiem šiek tiek naujesniem objektyvam, kadangi yra gana sudėtingos konstrukcijos ir tai gali padaryti tik meistras. Vėlgi, kartais tai būna taisoma, kartais tai būna netaisoma, pavyzdžiui, rūkas, jeigu viduje, tarkim, linzės atsiklijavo ir tai yra klijai. Žodžiu, jeigu ten pamatot kažką daugiau negu kelios dulkelės, aš sakyčiau, tokio objektyvo geriau būtų vengti. Be abejo, viskas yra taisoma, viskas yra padaroma, yra krūvos žmonių, specialistų ir taip toliau, kurie ten viską susitvarko, bet kadangi kanalas orientuotas į pradedančiosius, tai aš siūlyčiau, kaip sakyt, labai nežaisti, nes iš tikrųjų objektyvas, kuris duoda neryškų vaizdą, yra tas pats, kas tiesiog būtumėt pametę pinigus, nei daikto, nei pinigų. Tai va, tai būtų apie naudotų objektyvų pirkimą.